akių matyti slapta savęs atsižadėjimo kančia, nes jis net nežino, kur pradėti savęs ieškoti. Va to savyje slypinčios šviesos, nes jis savyje mato tik tai nuodėmės, mato tik tai blogį, mato tik tai va šitą sugadintą žmogaus prigimtį. Proto minčių įsitikinimų kalėjimas, kurio sienų nesimato, gali būti baisesnis už kūno kalėjimą. Į proto kalėjimą patenkama, kai tinkamai nesuvoki ir nemoki gerai naudotis proto ir minties galimis. Tai yra, kai nemoki gerai naudotis pačiu mąstymo procesu. Reikia žinoti, kad protas gali mus ir išvaduoti, ir uždaryti į kalėjimą. Tai yra įrankis, kaip tas peilis. Su juo galima padaryti labai daug naudingų dalykų, bet juo galima susižeisti ir kitus sužeisti. Ugnis, va, šviečia, šildo, bet jeigu aš tą pirštą palaikysiu, oi, kaip skauda. Va, ta pati ugnis. Tik va, reikia tinkamai naudotis. Reikia žinoti, kas yra protas, kas yra sąmonė. Ir reikia būtent ir protą, ir sąmonę tyrinėti. Štai va pasakysiu vieną proto apibrėžimą. Naujas šiuolaikinis būtent proto apibrėžimas. Protas tai yra begalinis erdvės pertvarkytojas. Jis gali be galo įvairiai pertvarkyti mūsų tą gyvenamąją erdvę. Va, protas tai instrumentas, kurio galima begaliniai pertvarkinėti erdvę. Na, ir tai būtent mes nebuvome mokomi. Šitą apibrėžimą aš paėmiau iš Grigorijaus Grabalojaus knygų. Ir va štai visai kitas požiūris į pasaulį. Ir jis tokiu proto apibrėžimu puikiausiai vis daro tai, kas mums atrodo neįmanoma. Jis keičia tą tikrovę, pertvarko būtent šitą tikrovę, būtent proto galia. Mūsų vakarietiškoje kultūroje, mąstymo srityje, savęs pažinime yra be galo didelė žinių spraga. Vakarų mokslo sąmonės bent iki šioliai netyrinėjo ir tik visai neseniai atsirado gilesnė psichologija, o jau paskutinių dešimtmečių net jau ir kai kurie fizikai pradėjo tyrinėti sąmonę ir netgi atsirado psichofizika. Rytiečiai, ypač budistai, pagrindinį dėmesį skyrė proto ir sąmonės tyrinėjimui. Ir rytų kultūroje galbūt todėl ten nėra tiek psichinių sutrikimų, psichikos sutrikimų, nėra ten tiek depresuotų žmonių, raminamųjų vaistų. Kaip matote, tų psichotropinių vaistų daugybė ir vis didėjantis jų suvartojimas, vis daugėjantis būtent depresijoje esančių žmonių skaičius, sutrikimų skaičius, mūsų naujų psichinės sveikatos priežiūros centrų kūrimas, vis naujų steigimas rodo mums tai, kad mes mažai sugebame naudotis proto bei minties galiomis. Ir netgi būtent ir tai bandome šitą daryti. Jeigu mes daugiau suprastume būtent savo proto veiklą, iš tikrųjų mums daugybės tos vadinamos psichiatrinės pagalbos tikrai nereikėtų, nes mes visiškai kitaip reaguotume į tai, kas vyksta į mumise. Jeigu mes išgirstume kažkokius taigi balsus, reginius, pamatytume tai, ko iki šioliai nematome, negirdėjome, tai mes suvoktume, kad keičiasi mūsų filtras, o ne būtent, kad mano psichika sutriko. Susilpnėjo filtras ir aš pro šitą susilpnėjusią filtrą aš gaunu daugiau informacijos. Ir kiek aš sugebu būtent su šitą informaciją būtent susitvarkyti, netgi retai bandoma pamokyti žmonės, kaip naudotis protinėmis ir minties galiomis. Ir vietoj to iš karto skiriami būtent psichotropiniai vaistai, prie kurių savo ruožtų priprantame. Na va, ir štai aš visai neseniai buvau Panevėžyje ir po paskaitos prieina moteris su savo dukra ir sako, ar atsimeni? Nu ką aš sakau, atsiminsi? Sako, prieš 12 metų. Ta dukra jos ir dabar dar tebekeria tos psichotropinius vaistus. Ir sako, tada prieš 12 metų, ką tu sakei, tai sakė, aš visiškai nieko nesupratau. 7 kartus, sako, buvau sveikatos
į mokyklą, bet, sako, per tavo paskaitas aš išeidavau iš tų paskaitų, nes man, sakė, tai buvo nesąmonė. Ir paskui, sako, vieną kartą, sako, irgi toj sveikatos Palangos mokykloje, kita moteris, sako, aš noriu su tam pasikalbėti. Na, va, sako, mes jau su dukra susiruošėm bėgam iš mano paskaitų į moterų pliažą, na ir ta klausė, kur jūs einat, kodėl, ir sako, o aš atvažiavau kaip tik, sako, į Palangą, kad išklausyčiau šitas paskaitas. Na va, ir sako, man jį daug ką paaiškino. Ir dabar, sako, kai aš pradėjau suprasti, ką tu sakai, sako, mano dukra jau tapo žymiai geriau, ir sako, aš pati, sako, ir strumą įsigydžiau, ir svoris susireguliau, ir dar kažkokią trečią lygą pasakė. Paskui aš Kazimierui Ilginiui klausė apie šitą moterį. O, sako, kiek anksčiau su ta moterim buvo problemų, o dabar, sako, kaip jinai susitvarkė. Ir iš tikrųjų dabar ta dukra, kuri visą laiką gydytojai buvo gydama kaip psichinis ligonis, jau yra su prašviesėjusiu žvilgsniu ir jau jį pradeda reguliuoti savo mąstymą, tvarkyti su tais balsais, kuriuos jį girdi. Ir va, mes ten labai trumpai kalbėjomės, paaiškėjo, aš jai uždaviau vieną kitą klausimą, kad jį girdi savo senelio balsą mirusio. Ir aš paprašiau jos paklausti, kokį tas senelis nori, pasirodė, nori maldų. Na va, ir kai pradės sąveikauti su tais balsais, su tais reginiais, suprasti, kad tai ne kažkokia patologija, o kad tai yra normalus, tik išsiplėtęs mąstymo procesas, susilpnėjęs filtras, jie išeis būtent ir iš tų psichotropinių vaistų ir dabar mielai skaito psichologinės knygas, pradeda būtent suvokti save ir tvarkytis būtent tai, kas joje su tais psichiniais reiškiniais, kurie vyksta joje, kuriuos būtent psichiatrai laiko kaip patologiniais ir gydo, tai yra slopina šitais psichotropiniais vaistais. Na va, ir čia apie tai, kaip matote, mes per mažai dar esame mokomi, per mažai šituos dalykus suprantame. Ir va čia galiu jums priminti, galbūt jau anksčiau esu siūlęs Renatos Rainwater knygą, lietuvių kalba yra išversta, tai yra viena iš psichosintezės propaguotojų, psichosintezės krypties psichologė. Lietuviškai jos knyga pavadinta Padėk sau. Va, ir ten taipogi kalbama apie tai, kad žmogui yra daug asmenybės, gali girdėti daug vidinių balsų, kad žmogus yra tarsi minia. Bet turi būti tas centrinis aš, kuris viską tvarko, visus tos balsus, visus tos norus ir panašiai. Ir todėl va šitą knygą pasiskaityti visiems, kas nori save geriau suvokti, pažinti va tą sudėtingą psichinį mąstymo procesą, tai iš tiesų visiems yra labai naudinga. Pakliuvusi į proto kalėjimą, kaip nepakeliama mintis ar jausmas atima iš tavęs visą džiaugsmą ir visą laisvę. Va, sakoma, įkyri mintis, depresija, tai būtent jausmas, nuolat tebesitentis tas pats tebesantis jausmas mintis. Ir tu nieko kito nematai ir nejauti. Protas virsta mažu kambarėliu be šviesos. Va, tai yra sustapatinimas su jausmu, sustapatinimas su mintimi. Ir tu negali atsiskirti. Mes praėjusį kartą su jumis kalbėjome apie sustapatinimą ir atsiskyrimą, kaip atsiskirti nuo fizinio kūno, atsiskirti nuo minties, nuo norų, nuo jausmų, nuo minčių ir galų gale sustapatinti su stebėtoju, su savastimi, o ne su tuo jausmu, kuris yra iš tiesų gali būti labai nemalonus arba liūdnas. Paslaptingą savo proto galią mes nesugebėdami atsiskirti, kai mes susitapatinę, tada mes paslaptingą savo proto galią mes paverčiame nušiūrusių, nevykusių kambarėlių, kuriame iš tiesų būti, egzistuoti nemalonu. Langai ten užkalti, durų atrodo, kad nėra. Proto kalėjime jautiesi neapsakomai vienišas, tai liūdna vieta, nes tu pats užsidarei.
beprotiškoje savo mintyje arba jausme. Nes tu pats užsidarei savo beprotiškoje mintyje arba jausme. Ir dažniausiai ieškai kaltų. Ir tu nesuvoki, kad tu pats užsidarei. Ir va, štai tas proto kambarėlis, jis turi duris. Bet iš išorės rankenos toms durims yra nuimta. Rankena yra tik iš vidaus. Rankena paspausti gali tik tai tas, kuris yra tame siauro mąstymo to proto kambarėlį. Iš vidaus, iš išorės tos rankenos nėra. Tai yra kitas tau gali labai nedaug ką padėti. Tu pats turi atrasti kitokį suvokimą, kitokį mąstymą, kuris tave išvestų iš to nepakeliamo jausmo. Na va, ir pažiūrėkime, kaip mes kalbame. Nepakeliama, slegianti mintis, jausmas ir taip toliau. Tokiu atveju žmogų sakau, nagi nelaikyk tu tos nepakeliamos minties. Nu kam tu ją laikai, jeigu yra nepakeliama? Paleist tą mintį ir jausmą. Va, bet paleisti yra sunku, nes žmogus yra susitapatinęs. Na ir iš tikrųjų, kai jau tampa visiškai nepakeliama, tai žmogus per jėgą turi paleisti. Kai tampa iš tikrųjų visiškai nepakeliama. Na va, ir pažiūrėkime iš tiesų, kas yra tas protas, tai yra jausmo ir minties darinys. Mes ir sakome, kad slegia jausmas ir mintis, dažnai būtent mintis ir jausmas yra tiesiog neatskiriami arba mums sunku juos atskirti, taip jie yra susivienyje. Ir kai jie būtent jausmas ir mintis susipina, sunku iš tiesų juos atskirti. Reikia žinoti, kad žinoti apie jausmą ir minties skirtumą ir bandyti tuo pasinaudoti. Jausmas yra lėtai besikeičiantis. Jausmas apima tave ir ilgai trunka, ypač neigiamas jausmas. Jis tarsi užgula tave. Jausmas kaip rūkas, kaip smogas, apsupa tave ir laiko, tarsi nieko nebematyti. O mintis yra greita. Ir mes kartais sakome, kad mintis yra žaibiška. Ji kaip žaibas gali nušviesti tamsą arba rūką. Tačiau, kai mintis susilieja su jausmu, ji taipogi tampa tokia pati inertiška kaip ir jausmas, nes būtent jausmas suteikia minčiai energiją ir galimybę jos įsikūnimui. Na, var jeigu mes nukreipsim dėmesį į mąstymą, į mintis ir tą sunkų jausmo rūką gali kaip žaibas peršviesti nauja mintis. Galbūt iš karto mes už jos neužsikabinsime, bet kitą kartą žaibas bus ilgesnis, jau truks keletą sekundžių, trečią kartą būtent jau gal truks minutė ir galų gale mes tą naują mintį jau sugebėsim pasilaikyti savyje ir jį išves iš to jausmo ir toji nauja mintis pritrauks naują jausmą ir mes išeisime iš to jausmo kalėjimo. Va, ir toks jausmas surištas su mintimi gali uždaryti mus ne tik tai į kalėjimą, bet gali uždaryti ir paverti netgi į amžiną pragarą. Ir tas būna jau po mirties amžiną. Ta prasme, kad jausme nėra laiko. Ir jeigu mes būsim tame jausme, tai gali tęstis, nežinia kiek. Na va, ir štai tas filmas, kurį aš jums minėjau, ten, kur nuveda sapnai. Ten moteris pasijuto kalta, kad žuvo autoavarijoje jos 2 vaikai. Tie vaikai prašė, sako, mama, mes norim, kad tu mus nuvežtum iki autobuso, bet vežė kažkas kitas, buvo avarija ir vaikai žuvo. Na, mama kaltina save, jeigu aš būčiau vežusi, tai nebūtų atsitikę. Paskui žuvo jos vyras ir vėlgi jį kaltina save. Ir va ta mintis sukūrė tokį slegiantį jausmą, taip kad to jausmo nepakeldama jį nusižudė ir su to jausmu pateko į pragarą. Ir aišku, iš to jausmo jau žemė išeiti sudėtinga. Po mirties yra dar sudėtingiau. Va, ir kodėl blogai būtent yra savižudybė? Žudosi tie, kurie patenka į proto kalėjimą. Va čia aš tokį tarsi naują apibrėžimą, naują savoką sakau. Žudosi tie, kurie patenka į įsitikinimų į proto kalėjimą. Ir nesugeba būtent pasinaudoti teigiamo mąstymo savybėm. Va, ir savižudžiai šitą į proto jausmo kalėjimą nusineša su savimi. Nusineša tą
baisų kalėjimą, kurio jau nepakėlė čia žemė, jie jį nusineša su savimi ir jame pasilieka neapibrėžtą laiką. Nesakau, kad visą laiką, neapibrėžtą tiesiog laiką. Savižudybė yra ne tiek svarbu pats savižudybės veiksmas, bet būtent ta būsena, kurioje jį atliekama. Tai yra tas jausmas ir tas jausmo ir minties kalėjimas, kurį savižudis nešasi kartu su savimi. Va tas yra baisiausia. Taigi, nereikia smerkti savižudžių, bet padėti jiems suprasti, kai veikia žmogaus protas ir kaip patenkama į proto kalėjimą ir kaip iš to kalėjimo galima išeiti. Ir tokio suvokimo mūsų vakarų kultūroje iš tiesų labai trūksta. Na va, ir galima sakyti, kad gydyti žmoguje iš esmės galima tik tai protą, tik tai suvokimą, o nuo suvokimo, nuo proto viskas keičiasi. Va, jeigu žmogus, sakysime, laiko nuoskaudą, tai yra jo matymas, jis taip mato, kad tai teisinga, kad tai būtina, kad jis kitaip negali, jis nusprendžia, kad atleisti jau per vėlų. Bet kasgi nusprendė, kad atleisti per vėlų, kad šitas žmogus jau atsiprašo tavęs per vėlai. Nagi aš pats. Ir aš pats galiu nuspręsti, kad atsiprašyti kitas, kai atsiprašau, niekada ne per vėlai. Taigi aš pats nusprendžiu, kad tai per vėlai ar tas, kas yra. Na va, ir aš susitapatinu su tuo savo sprendimu ir va, sulimpu ir užsidarau tokiame suvokimo kambarėlyje. Tokiame būtent suvokimo. Na va, o jeigu žmogus atleidžia, pakeičia suvokimą, jis nebelaiko, paleidžia, numeta tą nešiojimą nuoskaudą ir išeina iš to siauro suvokimo. O kaip dažnai žmogus pakliūva ir nesugeba išeiti į savo nuoskaudų kalėjimo. Nuoskaudos yra proto kūrinys. Nuoskaudos yra proto kūrinys. Nuoskaudos nei pačipinėjusi, nei jų krepšį įsidėsnis, tai yra abstrakcijos. Bet vat aš įsižeidžiu, aš nešioju įsižeidimą. Nu kur tas Paulo įsižeidimas? Nu duok jį man pačiupinėti. Bet aš jį nešioju. Ir pakliuosi tokie nuoskaudą, tu ten jautiesi bejėgis, o išorinio gyvenimo reikšmė tada sumenksta. Tai jau yra depresijos požymis. Taigi depresija taipogi yra proto kalėjimas, įsitikinimų kalėjimas, jausmų kalėjimas. Žmogus nutolsta nuo visų, nieko nenori veikti, nes tarsi atrodo nėra jėgų, juk jėgos yra naudojamos kalėjimo, to nematomo kalėjimo sienoms išlaikyti. Visos jėgos eina naudojamos to nematomo kalėjimo sienoms išlaikyti. Sunku yra tokį žmogų pasiekti. Jis ima tikėti, kad kalėjimas yra tikrovė. Būtent tikėti ir tikrovė, kaip matos bendrašakniai žodžiai. Išsivaduoti iš proto kalėjimo yra sunku, nes be savo skausmo nematai nieko. O skausmas ir yra jausmas, kuris beveik nesikeičia, jei nėra naujų minčių. Tikriau, jei tavęs nebepasiekia naujos mintis, tu užsidarai, o nepasiekia todėl, kad tu nieko nebeįsileidi į savo vidų. Svarbiausia būtent, kad tu dažniausiai visiškai nesuvoki, kad tu pats tą kalėjimą sukūrė ir nebenori iš jo išeiti. Nebesupranti, kad nėra bausmės, kad niekas tavęs nebaudžia, nebesupranti, kad pats baudi save. Ir Dievui nereikia tavęs bausti, jeigu tu esi ir prasikaltęs. Proto būtent veikla yra tokia, kad mes patys baudžiame save. Tokiu atveju mes neišvengiamai kaltiname kitus ir jiems bandome suversti visą atsakomybę. Tačiau toks kaltinimas, kitų kaltinimas, tai nieko nepadeda. Turi suvokti, kas atsitiko, turi suprasti savo proto galias ir tinkamai jomis pasinaudoti. Ir dažniausiai tik skausmas, tik tai nepakeliamas skausmas priverčia tave atsibūsti ir įsisąmoninti, kas atsitiko. Tik suvokęs, kad traukšti būti laisvas, pamatai, kas atsitiko ir kodėl netekai savo laisvės bei galios ir kodėl gyveni kančioje. Buvai taip įskaudintas, kad nesugebėjai atskirti savo gyvenimo nuo skausmo. Buvai taip įskaudintas, kad nesugebėjai atskirti savo gyvenimo nuo skausmo. Skausmas tave užvaldė ir tu tą
talkinai, padėjai skausmui, kuris tave ir privertė susivokti. Tu jį dar didinai, kai jau tapo nebepakeliamas, tada jis ir privertė tave susivokti. Va tas, kas bloga, jisai, kai didėja, jisai pavirsta į gėrį. Nepakeliamas skausmas. Žmogus taip ir sako, nepakeliamas skausmas. Tada žmogus iš tiesų nebepajėgdamas to ištverti skausmą paleidžia. Ir tas skausmas, kurio žmogus nebelaiko, kaip jausmas pereina per visą žmogų ir nueina. Na ir tada kyla mintis, kitas jausmas, kai jis paleidžia tai, kai jis turi savyje ir jį apima, ateina būtent naujos mintis, o su naujomis mintimis ir kartu būtent nauji jausmai. Va. Tai kaip matyti iš to, ką pasakiau, kad tvirti įsitikinimai iš pradžių mus uždaro, į kalėjimą sustingdo, galbūt taip reikėtų sakyti, iš pradžių sustingdo mūsų mąstymą, paskui uždaro į kalėjimą su nematomomis sienomis ir dauguma žmonių to net nesuvokia, kad jie yra tame mažame kambarėlyje. Ir va būtent kol nesuprasime, kad mūsų įsitikinimai uždarė mus šitame suvokimo kambarėlyje, aišku, niekada nebūsime laisvi. Išdrįskime, jeigu ne kitaip mąstyti, tai bent pasiskaityti, kaip kiti mąsto, bent pasiskaityti, kaip kiti mąsto. Ir va štai, pavyzdžiui, škotų filosofas Davidas Humas, šiuolaikinis, jisai paskelbė naują mintį. Ir ta mintis yra tokia: tyrinėdamas savo protą, aš niekur neradau nei pėdsako savojo aš. Tyrinėdamas savo protą, aš prote niekur neradau nei pėdsako savojo aš, o mes kaip taisyklė dažniausiai susitapatinime savojo aš su savo protu, su mąstymu. Patyrinėkime, aišku, tam reikia laiko. Mums labai keista, nes mes savo proto netyrinėjame, o budistams šitoj Davido Humo atrastoji tiesa, jis atrado tą tiesą savo patirtimi, ne iš kažkur tai skaitė, bet jis ilgą laiką žvelgė į save ir atrado tą tiesą savo patirtimi, ir budistams tokia patirtis, tokia tiesa jau nėra jokia naujovė, jie senai jau tą žino. Be to, Davidas Humas sako, kad aš neradau ir tokio dalyko kaip priežastis. Sako, aš neradau ir tokio dalyko kaip priežastis, o mes visur norime matyti priežastį. Na va, ir va, toks mąstymas mums yra įskiepytas. Tai yra tas antrasis socialinis filtras, mūsų kultūrinis filtras. Na, patyrinėkime apie priežastį. Pavyzdžiui, ligos priežastis. Žmogus susirgo gripu. Susirgimo priežastis yra gripo virusas. Tačiau kodėl susirgo būtent šitas žmogus, o ne kitas? Yra žinoma, kad jeigu yra viruso užkratas ir va, su to užkratu susidūrė kažkiek tai žmonių, tai apsikrečia tik tai 10-15%, o kiti neužsikrečia. Tada galima klausti, kodėlgi būtent aš užsikrečiau šito virusu, o kiti ne. Tada, jeigu aš užsikrečiau, tai galima sakyti, kad priežastis jau ne virusas, bet silpna imuninė sistema. Tačiau tada kyla klausimas, o kokia imuninė sistemos silpnumo priežastis? Čia vėlgi mes galime atsakyti vėlgi, kad tai buvo kažkoks tai stresas arba dar kas nors, tai koks tas buvo stresas, nuo ko tas stresas priklauso, ir ta priežasčių grandinė tęsiasi. Ir kur toji būtent pradinė, kur toji pirmoji priežastis, ir tos vienos priežastis, kaip matot, perina į kitas ir jos tampa pasiekmėmis. Ir iš tikrųjų, tačiau tos visos mūsų atrastosios priežastys yra tik tai grandis, begalinėje priežasčių grandinėje, kur kiekviena iš jų yra nei geresnė, nei blogesnė. Jeigu mes jau sakome, kad radome priežastį, tai reiškia, kad sustojame ieškoti. Sustojame būtent ieškoti. Ir būtent Humas, panaikindamas priežastingumą, į mūsų mąstymą, į mūsų vakarietišką mąstymą įnešė naują vėją. Va, jeigu nėra priežasties, tada priežastimi tampi tu pats, tavo sąmonė. Iš tikrųjų, tu jeigu
ieškosi priežasčių, togi grandinė, tu prie paskutinės, kaip galutinės priežasties prieisi prie savęs, būtent prie savo sąmonės. Na ir labai priklauso tavo veiksmai, kokią tu priežastį pasirinksi. Ir sakysime, jeigu mes galime ir šitai pavaizduoti. Ir šitaip pavaizduoti. Tai jeigu, sakysime, aš tai liga. Na, liga, ligos būtent priežastis yra, aš pradedu nuo antro galo, virusas. Čia liga, čia virusas. Viruso priežastis, kodėl aš užsikrėčiau tą virusą, tai kas gali būti imuninė sistema silpna. O imuninės sistemos silpnumo priežastis gali būti stresas. Streso priežastis gali būti pati įvairiausia. Gali būti artimo žmogaus netektis, gali būti darbo praradimas, gali būti kūrybinė nesėkmė ir taip toliau, liga ir kas tik tai nori. Jeigu aš iš tos ilgos priežasčių, kiek galima tą priežasčių grandinę tęsti ir tęsti. Jeigu aš iš tos ilgos priežasčių grandinės pasirinksiu šitą, kad virus, tada aš gydau save antibiotikais. Tai va, aš tą priežastį pasirinku ir nuo tos priežasties pasirinkimo priklauso mano tolesni veiksmai. Aš sustoju mąstyti šitą. Tai va, tada aš gydau save antibiotikai. Va, jeigu aš kaip priežastį savo pasirenku imuninės sistemos silpnumo, sustoju čia mąstyti, tada aš vartoju vaistus stiprinančius imuninę sistemą. Bet jeigu aš einu dar toliau, suprantu, kad mano susirgimo ligos priežastis stresas, tai tada aš bandau būtent suprasti streso priežastis. O streso priežastis tai kas yra? Tai, sakysim, jeigu artimo žmogaus netektis, ir va, tai mano mintis priklauso nuo mano pasaulėžiūros, kaip aš įsivaizduoju tolesnį savo buvimą be artimo žmogaus, kaip aš įsivaizduoju tolesnį to artimo žmogaus likimą. Ir tai priklauso būtent nuo manęs. Ir jeigu mes pradėsime žiūrėti streso priežastis, tai matysime, kad visos streso priežastis užsibaigia manyje. Kad stresas yra ne kas kitas, o tik tai būtent mano požiūris į tai, kas atsitiko. Būtent mano požiūris į tai, kas atsitiko. Stresas yra reakcija į tai, kas vyksta. Ir nėra jokio streso ir nebuvo, yra tik tai būtent mano reakcija, būtent proto, reakcija į tam tikrą įvykį. Todėl gydome protą. Ir va, mes prieiname prie tos vienos vienintelės priežasties, o visos kitos jos tarsi neegzistuoja, kaip sako Davidas Humas. Ir visos priežastis susiveda į mane. Ir čia tada būtent visi siūlai, visi valdymo siūlai tos teatro lėlės būtent yra mano paties rankose. Na va, ir mes labai dažnai tą nenutrūkstamumo paslaptį norime sumenkyti iki priežasčių grandinės ir prievartą būtent narstome savo gyvenimą iš storų grandinių, kurios ir laikomos sukaustytus. Ir va tos priežasčių grandinės, kurios neleidžia mums ką nors keisti, nu kaip tu keisi, tai yra priežastis. Ir tos priežasčių būtent, tos priežastis neleidžia mums ką nors keisti ir laikomus sukaustytus. Jos nutildo mumyse esančius balsus, raginančius mus keistis ir būti laisvesniais. Įsitikinimas sukausto ir riboja mūsų veiksmus ir todėl atrasti kitokį suvokimą iš tiesų tai yra išlaisvinantis dalykas. Ir pažiūrėkime, kaip įsitikinimas, kad yra apibrėžta ta pati priežastis iš tiesų, kaip sakiau, su veikla. Jeigu mes nusprendžiame, kad ligos matot, naudojam antibiotikus ir čia mūsų mąstymas ir apsiriboja. Jeigu imuninė sistema, tai kai matome, mes tada galim stiprinti imuninę sistemą įvairiais būdais, arba medikamentiniais būdais, arba būtent stiprinti savo psichologinį imunitetą.
Ir va štai, kai mes nematom platesnių priežasčių, tai mes labai dažnai kartuojam tuos pačius veiksmus ir tų pačių veiksmų kartojimas. Taipogi žmogų susiaurina, džiovina, uždaro į kalėjimą, nors, sakysime, ir netokį stiprų kaip protas. Kai žmogus nuolat ir nuolat kartuoja tuos pačius veiksmus, tai mes vadiname rutina. Žmogus sustabarėja, sustingsta ir todėl tenka mokytis netgi ir keisti savo tam tikrus įpročius, veiksmus, prie kurių būtent mes esame pripratę. Ir dažnai kartuojant mūsų gyvenimas virsta automatišku refleksų serija. Tai liečia ir mūsų veiksmus, ir taipogi mūsų mąstymą. Ir prisiminkime, kaip mes esame įpratę iš ryto keltis ir atliekame tuos pačius veiksmus. Dar esi mieguistas, tačiau jau mintis sukasi apie tai, ką per dieną reikės nuveikti. Ir šitą kiekvieno rytmečio ruošą atlieki jos net nepastebėdamas. Tai reiškia, kad nemažą gyvenimo dalį praleidžiame rutiniškai, automatiškai. Ir taip nepastebimai tarp tavęs ir tavo įgimtos išgyvenimo galios nepastebimai išauga siena ir tai, kas tau atsitinka, tu pradedi suvokti tik tai pusiau, o paskui jau ir visai galbūt nebesuvoki. Automatizmas reikalauja tiek mažai pastangų, kad savo gyvenime beveik nebedalyvauji. Ir tada į senatvę būna daugybė problemų, įskaitant ir Alzheimerio lygą. Ir čia, kai matote, norint, kad šitų problemų nebūtų, reikia, kad būtų pastanga ir pačiame gyvenime, kad būtų nuolatinė pastanga. Rutiniški automatiniai veiksmai yra patys lengviausi ir mes prie jų labiausiai esame pripratę ir sunkiai keičiame. Pradėti kitaip elgtis, kitaip veikti, mąstyti iš tikrųjų tai reikalauja pastangos ir tą pastangą mes pavadiname rudenį, prisimenu, neurobika. Tai yra ta pastanga, kuri augina naujas jungtis tarp smegenų ląstelių, neuronų ir todėl mūsų smegenys išlieka visą laiką gyvenimą veiklios, gyvybingos, atsiranda nauji ryšiai ir todėl senatvė iš tiesų bus gerokai kitokia negu daugelio žmonių, jeigu mes dėsime pastangas per visą gyvenimą, kažką tai savo gyvenime pakeisti, kad nebūtų nieko rutiniško, automatiško, prie ko mes būtume jau senai pripratę. Tačiau kartais mums pasiseka ir likimas pažadina tave. Užgriuva problema, liga, netikėta meilė, ar kokia nors kančių strėlė perveria tavo užsiaugintus storus šarvus, nuo gyvenimo šarvus, saugančius nuo gyvenimo šarvus. Ir va štai, kai matote, tau pasiseka, problema užgriuva, meilė, sakysime, netikėta liga, kokia kančių strėlė, tau pasiseka tam žmogui, kuris yra rutinoje. Nes iš tikrųjų jį išveda iš tos rutinos, verčia išeiti. Kančioje būtent slypi augimo sėklos. Įprotis turi storas it kalėjimo sienas. Įpročiai tai jausmo, suvokimo ar elgesio būdas, virtęs antrąją mūsų prigimtimi. Įprotis yra tikra nuspėjamo kalėjimo kamera. Ir toje kalėjimo kameroje gali užsidaryti su tais įpročiais, užsidaryti nuo to, kas nauja, kas netikėta, kas nežinoma. O juk mes buvome pasiųsti į žemę priimti tai, kas netikėta ir tai, kas nepažįstama. Ir dabar mes užsidarome į tą siaurą kambarėlį, kur viskas pažįstama, viskas aišku. Jei leidi savo keliauti per gyvenimą įpročių išmintais takais, sunyksta tavo kūrybiškumas ir tavęs iš tiesų laukia liūdna senatvė. Yra tokia pasaka apie princą, kuris su didelė svita gyveno milžiniškose rūmuose. Ir viena iš svarbiausių tų rūmų taisyklių buvo tokia, kuriai niekam neleido arba draudė miegoti tame pačiame kambaryje 2 naktis iš eilės. Princas reikalavo kiekvieną naktį keisti kambarius, kad nepamirštume, jog čia žemėje esame tik tai keleiviai.
O tikro piligrimo visada laukia naujas slenkstis. Ir va tai, kaip matote, kiekvieną naktį praleisti kitame kambaryje, kad būtų kažkas nauja, netikėta, kad tu visą laiką prisimintum, kad čia žemėsi tik tai piligrimas, tik tai keleivis ir kad tavęs nuolat laukia naujas slenkstis, tai kas neištirta, tai kas nepažįstama. Ir pažiūrėkime arba įsivaizduokime į javų lauką. Čia jo nėra, tai įsivaizduokime javų lauką. Kai papučia vėjo šuorai, javai nestovi stati. Jie nesipriešina vėjo gūsiams, jie tik tai linksta. Jie priešintųsi vėjui, vėjas juos nulaužtų. Ne, javai vėjuje linguoja, žemai lankstosi, o kai vėjas nurimsta, jie vėl atsitiesia ir atgauna pusiausvyrą. Arba kitas pavyzdys iš gamtos voras. Voras nemezga tinklo tarp dviejų tvirtų daiktų, pavyzdžiui, akmenų, kurie nejuda. Jeigu megztų tinklą tarp akmenų lauke, tai tinklą suplėšytų vėjas. Voras tinklą mezga tarp dviejų žolės stiebelių. Ir kai ima pūsti vėjas, tai tinklas su ta žole linksta, pučiant vėjui netgi iki pat žemės pasilenkia, o vėjui praūžus, jis vėl būtent atsitiesia į buvusią padėtį. O tai yra geri pavyzdžiai protui, kuris nenori prarasti dvasinės pusiausvyros. Va, ir iš tikrųjų, netikėtos mintis gali mus palenkti kaip tą javą, bet mes paskui atsitiesime, priimdami tą mintį savo suvokimą. Va, mes baisiai būtent slegiame savo protą, varžydami arba griežtindami savo pažiūras ir įsitikinimus. Kai mes labai griežtinam savo pažiūras ir įsitikinimus, sakom, negali būti tik tai kitaip, tai tada tas vėjo gūsis tampa toks stiprus, kad tą javą nulaužia. Tada ir mūsų mąstymą nulaužia ir mes jau nebepajėgim kitaip mąstyti. Jis užsiciklina tarsi tai ilgai, tarsi būtent ta patefono plokštelė, kai adata nebegali peršokti į naują apskirtimo vingį. Va, ir taip mes prarandame bet kokį švelnumą ir lankstumą ir tada jau nebe vėja linguojantis javas, bet jau tas palaužtas javas, kuris iš tikrųjų palūžta nuo per daug stipraus vėjo šuorų. Na va, yra toks rusiškas žaislas, kuris vadinasi vanka vstanka, lietuviškai tai galbūt būtų galima išversti stačiasis jonelis. Ir jo svorio centras labai žemai yra, kažkur tai prie apačios. Tai yra žmogaus figūra su svorio centru prie pat apačios. Ir jį galima paversti, paguldyti ant šono, bet jis atsitiesia, palinguoja ir vėl stovi stačias. Ir vėl būtent stovi stačias. Tai mūsų gyvenime labai daug tokių situacijų, įvykių, problemų, streso, kurios mus gali paguldyti. Bet jeigu mes nepalūšime, mes galime atsistoti, palinguoti į vieną kitą pusę ir vėl surasti tą pusiausvyrą, surasti būtent savąjį požiūrį, kažkokį tai visai kitą, kuris mus iš tiesų iš pradžių įskaudins tas įvykis, bet paskui mes su juo galėsime ir susidoroti. Ir kartais geriausias būdas pasirūpinti savo sielą, savimi, tai sušvelninti savo pažiūras, kurios susikristalizavo ir įsitvirtino mūsų sąmonėje jau galbūt labai ilgai. Nes tokie sustingę įsitikinimai atskiria mus nuo mūsų pačių gelmės ir grožio. Sustingę įsitikinimai. Gyvenime viskas keičiasi. Ir va būtent tuose pasikeitimuose ir yra tas gyvenimo grožis. Kūryba reikalauja tam tikros lankščios įtampos. Jei, sakysime, smuiko stygos yra per daug laisvos arba per įtemptos, jos nutrūksta. O kai smuiko stygos yra tinkamai suderintos, smuikas gali ištverti ir pačią didžiausią jėgą. Galima sugroti ir garsiausią, ir švelniausią muziką. Tai mūsų protas taipogi turi būti atitinkamai suderintas tam mąstymui, įvairiam toms naujoms mintims, įsitikinimams, kurie dabar mūsų užplūsta iš pačių įvairiausių
šaltinių. Visada atsiminkime, kad tai, kas ateina iš kitur, tai nėra mums nei privalu, nėra būtent nei absoliutu, nėra nei visiška tikra. Tai yra mes turime galimybę pasirinkti, galimybę būtent tą naują mąstymą prisiderinti prie savojo suvokimo ir galbūt tos naujos mintis, tie nauji įsitikimai, pažiūros padės pakeisti mums mūsų jau sustabarėjusi mąstymą, sustabarėjusias mintis ir išvesti iš įsitikimo kalėjimo, bet kartais galbūt ir priešingai, kad jeigu matysite, kad tas žmogus, kuris perduoda jums naujas mintis, yra labai griežtas ir sako, kitaip negali būti tik tai, kaip aš sakau, žinokite, čia yra pavojus patekti į naują ir galbūt dar mažesnį ir dar baisesnį kalėjimą. Ir atsiminkite, kad tos mintis, kurias mes girdime, kurios ateina, jos niekada nėra absoliučios ir visiškai tikros, jos nėra niekada būtent visiškai galutinės, kad jos būtent būtų tinkamos mūsų tam pasaulėvaizdžiui sukurti. Ir priimkime pagal savąjį suvokimą, tinka mums arba jį netinka ir pažiūrėkime, ką iš tiesų naujo tame suvokime mes galime atrasti. Ir iš tikrųjų būtent kaip keičiasi, sakysime, tie suvokimai, mes galime pažvelgti, žiūrėdami, peržvelgdami trumpai, perbėgdami ir net per visai dar neseną, sakysime, kokių 2000 metų istoriją, kaip suvokėgi pasaulį, kaip suvokėgi save, visatą žmonės anksčiau ir dabar. Anksčiau būtent už tai, kad egzistuoja kiti pasauliai, būdavo baudžiama, smerkiama ir net deginama ant laužo. O dabar mes galime mąstyti labai plačiai. Galime mes įsivaizduoti, kad esame ateiviai iš visatos gilumos, kurie ką tik atvykome į žemę. Ir jeigu mes pabandytume pasirausti savo atmintyje, aptiktumėte atsiminimus apie matytus pasaulius, mums atsivertų žinios, kurios yra nežinomos daugumai žemės gyventojų, atsivertų gilus gyvybės slėpinių supratimas. Tai yra susilpnėtų mūsų tas viršutinis filtras, kurį aš jau spėjau nutrinti, tas fiziologinis filtras. Iš tiesų mes esame visatos piliečiai, ne tik fizinio pasaulio, bet ir daugelio kitų dvasinių pasaulių piliečiai. Anksčiau būtent už tokią mintį žmonės būdavo netgi baudžiami. Ir štai mes būtent atėjome šitą pasaulį. Mes atėjome į žemę, gimėme į žemę ir iš pradžių mes buvome visai patenkinti savo gyvenimu žemėje, mes buvome laimingi, paskui, žiūrėk, iškilo rimta dvasinė krizė, o mūsų sąmonė įvyko pasikeitimai ir gyvenimą mes pamatėme kitokį, o galbūt sieloje atsirado tam tikras nerimas, galbūt gyvenimas pradėjo rodytis bergždžias. Ir štai po kiek laiko mes supratome, kad ilgimės laisvės. Ir su dideliu ilgesiu, nežinia kodėl, galime pradėti žiūrėti į žvaigždės. Ir tas žvilgsnis į žvaigždės visada būtent laisvina arba net laužo mūsų kalėjimo sienas. Ir štai mumise gali atsirasti giminystės jausmas su visa mūsų supančia gamta, su medžiais, su drugeliais, su saulė, su gyvūnais, su paukščiais. Ir mes galime vėl atrasti